Kokie jūsų lūkesčiai iš šito projekto? Žinai, Vytautai, lūkesčiai lygiai tie patys, kaip ir labai gan seniai mes pradėjom su bendraminčių grupė susėdę galvoti, ką darysim po mokyklų tobulinimo programos. Ir jie nepasikeitė šių dienų, ačiū Dievui, jau antras etapas prasidėjo. Kaip žinia, šitas projektas yra skirtas ugdyti švietimo vadybinės grandies kaip ir rezervą. Tai man atrodo, kad aš labiausiai norėčiau ir labiausiai tikėjausi ir tada ir dabar tikiuosi ir viliuosi, kad 2014 metais, kai pasibaigs antras etapas, mes, jaunas žmogus atėjęs į švietimą, pasirinkęs būtent savo karjeros kelią švietime, būtent surastų tą karjeros kelio galimybę visose srityse. Ir jeigu jis ateina paprastų mokytojų, bet turi ambicijų tapti vadovu ir nebūtinai, sakykime, mes neturime omeny, kad vadovas tai būtinai, sakykime, mokyklos vadovas, savivaldybės vadovas, ministerijos padalinio vadovas. Vadovas tai yra labai plati sąvoka. Vadovų gali būti kiekvienas, mokytojas klasėje yra vadovas, bet koks eilinis specialistas savivaldybėje paskirtas darbo grupės vadovų, darbo grupės, kuriai jis vadovauja kaip kompetentingas asmuo, irgi vadovas. Tačiau švietime gali būti labai daug vadovų. Todėl aš manau, kad mes norim išugdyti būtent kompetentingą tą vadovą. Ir kaip aš minėjau, 14 metais atėjęs jaunas žmogus į švietimo sistemą, jeigu jis turi tų ambicijų, kad jis galėtų žinoti labai aiškiai, kur jis gali, koks jo tas karjeros kelias, kuo jis gali tapti, jeigu jis yra ambicingas ir nori tuo karjeros keliu eiti, kokios tos pozicijos, ką jis gali, kur save realizuoti. Ir būtinai rasti tą sistemą, kuris galėtų kompetentingai mokytis. Kvalifikuotą mokslą gauti, ar tai lietuviškai nežinau. Nuskambėjo žodis karjera, lyderystė, bet pagal jūsų filosofiją visgi toks susidaro įspūdis, kad tai yra daugiau akcentuojamas toks tarnystės momentas, tarnauti visuomenę. Matot, kaip yra, tu labai teisus, tarnystė, nes ar tu Seime švietimo komitete dirbi, ar tu ministerijoje esi valdininkas ir, sakykime, ar skyriaus vadovas, ar eilinis, ar tu ministras, ir visur ta kompetencija labai reikalinga. Ir būtent švietimietiška kompetencija. Ir jeigu tu nori tarnauti, tu turi kompetentingai tarnauti savo tautai. Vat mes visą laiką tą ir akcentuojam. Nes, kaip sako, gerais norais ir pragaras grįstas, tai gerų norų ne visada užtenka. Patys puikiai žinot, dabar profesionalumo nėra. Nėra tos mokyklos, kur tu galėtum, pavyzdžiui, kreiptis ir gauti kompetentingą mokslą. Nes nuo nepriklausomybės pradžios mes puikiai žinom, kad, pavyzdžiui, buvo kažkokie fragmentiniai mokymai, bet vadybiniai grandžiai iki šiol dar nebuvo, iki lyderių laiko, sakykim, nebuvo to tokio sisteminio požiūrio, kad, kaip aš sakau, kad tu keliautum savo tą karjeros, pavyzdžiui, mokytojas mokykloje, iš tą klasiai, yra vienas vadovas, jam reikia vienų kompetencijų. Jeigu savivaldybėje dirba žmogus švietimo srity, jam reikia visiškai kitų kompetencijų. Bet jis turi žinoti, jis turi tą savo portfolio turėti, ką jis žino, ta prasme, ir kur jis gali aplikuoti. Aš labai, man pavyzdžiui, asmeniškai yra labai skaudu, kad šiandien į Seimą ateina žmonės, kas ateina, o ne kompetentingi, išsimokslinę, suprantantis, pavyzdžiui, apie švietimą aš kalbu. Nebūtinai reikia plačiai imti. Mes dirbam švietime, aš apie švietimą kalbu. Labai noriu, kad į ministeriją ateitų labai kompetentingi žmonės. Ar yra tokių lūkesčių ir čia projekte dalyvaus lyg ir matosi pagal dabartinį tą peizažą, kad gali ateiti į projektą nemažai savivaldybių tarnautojų, kurie vadinasi vyr specialistai. Kas tai yra tokia labai mistinė grandis ir man atrodo, kad ar nelabiausiai apleista Lietuvoje? Dėl ko ir projektas yra, pradėjom, kad, matot, paskelbėm konkursą, mokyklos klausė, kodėl ne mum konkursas, čia lyderystė. Mes būtent sąmoningai skelbėm konkursą savivaldybėm. Mes norim padaryti komandą savivaldybės ir mokyklų. Mes norim, kad atsirastų modeliai savivaldybės ir tos mokyklos, kas jai specifiška modelis, ir pagalba tai mokyklai, kada tu nori save
ta prasme, kai vystosi mokykla, kai tu savo tikslus keli, tu galbūt labai gražus tikslai, bet nėra pagalbos iš savivaldybės ir taip toliau. Čia tiesiog mes norim padaryti nacionalinio savivaldybės ir mokyklos lygmens bendruomenės projektų.